Nedaug dievė. Atsideda invazija iš Baltarusijos pusės, Vilniuje panika, čia buvo ką tik kamščiai baisiausiai vakar. Kiek mes pridėtume į kelnes, daugiau ar mažiau negu Ukrainai? Kiek mes pasiruošę esam tam? Aš nekalbu apie kariuomenę, aš kalbu apie civilinį pasipriešinimą, tvarkingą atsitraukimą, paveikas. Tik kad lyg tai nieks nesiruošė. Aš nebent jau negirdėjau, kad kažkas ruoštųsi. Aš sakau, jeigu. Aišku, mes pamatytume iš anksto kaupiamą kariuomenę prie Baltarusijos. Aš kalbu apie tai, tiesiai atvirai. Tame tarpe ir Kaliningrade matytųsi pasiruošimai. Ir ta diena X ateina į Lietuvą. Kiek mes esam atsparus kaip visuomenė. Kalbu apie civilius tik tai. Žiūrėk, ta prasme, yra skirtingos doktrinos. Viena yra doktrina, žmonės lieka ir mes tengiamės to žmonės apsaugot ir tada kariuomenė ten kažkiek tai bando gintis. Kita yra doktrina, kad mes atsikratom visų civilių, reiškia, išmetam kažkur, kur saugu. Atrodo šitą protingesnę doktriną. Ir tada mes turim erdvę ir laisvę elgtis ten toj zonoje taip, kaip mums patinka. Pavyzdžiui, Ukrainoje yra ta problema tokia, kad jie civiliais neatsikratė, kurie yra kontakto linijoje, nebuvo prievartinės evakuacijos, kas norėjo evakavosi, o kas norėjo liko. Ir ten yra begalė civilių. Ždūnų taip pat. Čia neimkim klausimo ždūnas ar neždūnas, nes iš esmės toksai, kad yra kaimas ir į kaimą vienoje pusėje yra ukrainiečiai, kitoje pusėje kaimo yra rusai, o per vidurį ir vaikšto civiliai. Ta prasme, tai sukelia begalės problemų, į tos civilius rūpintis reikia, jiems reikia maistą, ten atvežti vandenį, prižiūrėti ten ar vaistai, kažkas numirė, nenumirė. Begalės problemų.